Nes man patinka šokti šiame gyvenime, žinai, ir nepaisant... Jeigu nemokėtų pinigų, irgi turbūt tą darytum, ne? Žinai, pakelti ir laikyti va čia viršuje scenoje ant tokio kablo, tai tu turi būti fiziškai paruoštas. Kai atėjau į šitą vietą flamenko, aš iškart supratau, kad man patinka ir aš iš čia neiškelsiu kojos, nebent mane išmes. Tai kaip sakant, moteris 3 vaikais kabarete pirmą nakties šokdama, žinai, atranda, kad gali nusimauti sijoną. Dėka flamenko tu gali patirti kažkokius nežinomus kelius, kur tave nuves gyvenimas, ne? Ir mes 3 žmonių grupėje sugalvojame padaryti kultūros festivalį. Kas jūs skatino veikti apskritai? Neturint tam tikrų žinių, iš kur jos rasdavosi. Bet mes pas juos eidavom ir jie mums pasakodavo savo visokias istorijas. Arba kaip papako. Ir kokį skausmą tada teko išgyventi. Ir kai tau verkia tas vaikas ir pasako savo istoriją, yra labai skaudu klausyti. Tai tikriausiai buvo viena iš tokių, kur man buvo labai labai gėda ta istorija. Ir aš iki šiol atsimenu ir man taip vos neprakaitas išmuša. Nes programavimas buvo gal nepavykęs projektas, bet jis net neprasidėjo. Jie nesakė, kad ten mums darys, čia va mūsų bus naujų metų ar kažkoks tai ten šventimas, o realiai, kad čia bus vos nekūrenama ugnis. Tai nepasakė, tai po to mums reikėjo viską čia atvalyti ir visą kitą. Žmonės būdavo informuojami, kur vyks renginys tik tai prieš dieną ir jie nežinodavo, kas bus atlikėjai. Galiausiai ir mums yra buvę kviesta policija per vaikų gimtadienį ir visą kitą. Ir tada aš pašokau flamenko. Ir kai aš pašokau flamenko, jie daugiau nesiskundė. Nusprendė, kad vaikų gimtadienis nėra taip blogai kaip flamenko šokimas. Ir tada galvoju, va, mano gali irgi būti mokytojas paprastas žmogus, o ne tas, kuris eina ir skaito paskaitas. O pasisekė todėl, kad aš iki 5 ryto sėdėdavau ir rašydavau. Beprasmybės pojūtis va čia buvo atsiradęs, kai mane pradėjo kviesti laidos, kurių šiaip aš nežiūriu ir kurios man neįdomios. Tai reiktų padovanoti idėjas kitiems tada. Kiti su idėjom nedraugauja. Tai aš galima mane pasamdyti. Tas, kurios nepasinaudoja, bent iš tų nenaudos, imkit. Arba tos, kurios gal man, kažkaip, žodžiu, žinai, tikrai galite mane samdyti šito klausimu, jeigu kas nors idėjų.